Sveiki visi. Na ir paskutinė mūsų programos pamoka – kolagenas, silicis ir siera, tokia vyšnė ant torto. Jau po šios programos jūs sugebate savarankiškai nustatyti trūkumus ir jūsų sveikatos sutrikimų priežastis, mokate įvertinti vitaminų, mineralų pakankamumą, koreguoti mitybą ir tinkamai parinkti papildus pagal paskirtį ir tinkamą formą. Tai šiandieną norėjau užbaigti būtent kolagenų, silicijų ir siera. Kolagenas yra pakankamai išreklamuotas produktas, bet tuo pačiu galim sutikti ir skirtingas nuomonės. Vieni mano, kad jis visiškai nereikalingas, kad čia yra marketingas, kiti sako, kad tai yra būtinas papildas. Bet ką aš norėčiau šios paskaitos metu pabrėžti, kad ne tik kolagenas yra mums svarbus, kai mes kalbam apie odą ir plaukų būklę. Plaukai tai yra odos priedai, todėl odos palaikymas visada turi teigiamą poveikį plaukų būklei. Kolagenas yra sudėtinis baltymas, jame yra net 19 skirtingų aminų rūgščių, nėra tik tai triptofano. Ir žinoma, nemažiau 30 įvairių kolageno tipų. Tai yra gausiausias baltymas esantis mūsų organizme ir sudaro mūsų jungiamąjį audinį, o tai yra sausgyslės, kaulai, kremzlės, odos gleivinės, virškinamojo trakto gleivinės, vožtuvai ir tikrai yra labai svarbus baltymas, nes būtent jis suteikia šioms struktūrams tvirtumą ir elastingumą, padeda išlaikyti drėgmę. Audiniuose kolagenas yra ne gryna forma, o tarpląstelinės matricos pavidalu ir yra nustatyta, kad kasmet kolageno kiekis audiniuose mažėja 2%, nes fibroblastų darbas palaipsniui lėtėja jau nuo 20 metų. Bet tų su amžiumi susijusių pokyčių, kurie įtakoja kolageno sintezę, yra ir kitų išorinių ir vidinių faktorių, kurie veikia kolageną. Tai yra rūkymas. Po rūkymo kolageno sintezė sulėtėja 40%, todėl rūkančios moteris sensta greičiau. Tai yra ultravioletinių spindulių poveikis, laisvų radikalų poveikis, sumažėjo hormonų kiekiai, konkrečiai estrogenų ir jau perimenopauzėje nuo 40 metų jau kolageno sintezė yra lėtesnė. Ir glikacija. Jeigu prisimenat, pamokoje apie atsparumą insulinui mes kalbėjome apie taip, kaip kada chroniškai aukšta gliukozė susijungia su baltymais ir ypatingai nukenčia jungiamasis audinys. Šį procesą galima palyginti su karamelizacija, padaro mūsų jungiamąjį audinį neelastingu arba trapiu, jeigu mes kalbam apie kraujagyslės, dėl ko ir didėja įvairių širdies kraujagyslių katastrofų rizika. Ir nesvarbu, kiek jūs kolageno papildų vartosite, jeigu mes nekontroliuojam glikacijos, tie pinigai bus išmesti tiesiog į balą. Yra daug įvairių kolageno tipų, kaip minėjau, iki 30, bet dažniausiai papilduose mes randam pirmą, antrą arba trečią tipą. Pirmą ir trečią dažniausiai kartu, antras tipas eina jau atskirai. Pirmas tipas padeda formuotis mūsų odai, kaulams, sausgyslėms, raginai, kraujagyslių sienelėms ir tai yra stipriausias kolageno tipas. Ir labai dažnai mūsų organizme pirmo ir trečio tipo kolagenas randamas tose pačiose vietose. Antro tipo kolagenas yra pagrindinis kremzlėse. Ir kremzlė tai yra jungiamasis audinys, kuris apsaugo ilgų kaulų galus ties sąnariais. Taip pat šio tipo kolageną galim rasti ausies, nosies, bronchų audiniuose. Ir kolageną mūsų organizmas gali sintetinti tiesiog iš amino rūgščių, tačiau labai dažnai amino rūgštys yra išleidžiamos svarbesnėms problemams nei odos elastingumui palaikyti ir todėl yra manoma ir klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad iš anksto supjaustytas kolagenas, tokius peptidus, yra geriau pasisavinimas ir būtent patenka jau ten, kur reikia. Pagrindinė kolageno rūgščių sudėtis, jų ten iš tiesų yra labai daug, bet pagrindinė yra glicinas, prolinas, hidroksiprolinas, ir kartais juos vadina tripeptidu. Ir atsakant į tą klausimą, kurį labai dažnai gaunu, ar veikia kolagenas. Taip, jis veikia ir iš tiesų yra daug tyrimų ir čia tik tais kelis aš paminėjau.
veikia odos elastingumą, netgi vienas tyrimas buvo kolageno papildai naudojami androgeninės alopecijos atvejais, tai mažina plaukų slinkimą ir tyrimai ir metaanalizės, ir placebo kontroliuojami visuose tyrimuose yra patvirtintas teigiamas efektas odai, didėja drėgmė, didėja elastingumas, bet aš visada pabrėžiu, tik kontroliuojant kitus faktorius. O tie faktoriai yra išoriniai ir vidiniai. Jeigu nekontroliuojate gliukozės, tai kolageno papildai jums nepadės. Yra įvairūs kolageno šaltiniai. Pagrindiniai yra 3. Tai yra galvijų kolagenas, išgaunamas iš karvių odos, kaulų ir raumenų. Jį sudaro 1 ir 3 tipo kolagenas. Žuvies kolagenas labai panašus, irgi 1-3 tipo kolagenas gaunamas iš žuvų epidermio audinių. Ir truputį kitoks vištienos kolagenas, tai yra 2 tipo ir jis geriausiai tinka būtent kremzlėms formuoti, nes jame yra chondroitino sulfato, gliukozamino sulfato ir abu irgi turi senėjimą stabdančių savybių. Iškart noriu pabrėžti, kad veganiško kolageno nebūna. Kolagenas būna tik gyvulinės kilmės. Ir jeigu mes palygintume galvijų ar žuvies, nes labai dažnai irgi gamintojai bando įtikinti, kad tik žuvies tinka, ar jis geriau pasisavinamas, tai čia yra 1 ir 3 stulpelis, čia būtent yra palyginimas galvijų ir žuvies. Ir yra visas sąrašas amino rūgščių ir skirtumai yra visiškai nežymus. Jeigu mes vėl žiūrėtume į tas pagrindinės amino rūgštis, tai glicinas, biškių daugiau galbūt žuvų kolagene, hidroksiprolino yra daugiau galvijų. Ir labai maži skirtumai yra, prolino yra daugiau galvijų. Tai jeigu jūs renkatės, tai tikrai neturėtumėt rinktis pagal tai, ar tai yra žuvies ar galvijų, nes, kaip matot, skirtumai yra labai maži. Tai kaipgi nepasimesti tarp visų tų papildų, kur dabar mūsų rinka siūlo, ir aš sukūriau tokį sąrašą 10 punktų, 10 kriterijų, pagal kuriuos aš atsirenku kolageno papildus. Tai būtinai turi būti patikimas gamintojas, nes dažniausiai, jeigu tai yra jų kokybės standartus atitinkantis produktas, tai jie jau pasirūpins ir sertifikatais, ir pasirūpins tuo, kad tai būtų švari žuvis, kad tai būtų galvijai, kurie šeriami žolę, kad tai turėtų teigiamą poveikį jūsų sveikatai ir kad jūs su tuo kolagenu negautumėt kokių sunkių metalų ar dar kažkokių toksinų. Taip pat visiškai nesvarbu, ar tai yra milteliai, ar tai yra skystas kolagenas ar kapsulės. Visiškai nėra skirtumo kolageno efektyvumui. Kaip jau pamatėt, tarp žuvų ir galvijų kolagenų beveik nėra skirtumo, bet kolagenas 2 tipo, tai yra vištų kolagenas, dažniausiai jo būna truputį mažiau negu kituose papilduose, kurie turi 1 ir 3 tipą, bet labai dažnai eina kartu su gliukozaminu, su siera, su hialurono rūgštimi, su kitomis medžiagomis, kurios palaiko sąnarius. Tai galima kaitalioti, sakykime, kažkokį padarot kursą 1-3 kolageno ir paskui galit padaryti kursą 2 tipo kolageno, nes, pavyzdžiui, gliukozaminas irgi yra labai svarbus mūsų galvos odai. Kada vartoti? Ryte, vakare visiškai nėra jokių įrodymų, kad vartojimas tam tikrų metų didina kolageno efektyvumą. Tai jeigu norit, galite vartoti ryte, galite vakare. Turi būtinai būti hidrolizuotas, nes tai yra būtent geriausiai pasisavinama forma. Iš tiesų, kitokios formos aš ir nebuvau sutikus, bet tiesiog norėjau čia paminėti, kad žinotumėte, jeigu skaitot sudėtį, tai turi būti hidrolizuota kolageno peptidai, hidrolizuotas kolagenas. Aš rekomenduoju rinktis papildus, kur yra ne mažiau 10 gramų, geriau 15 porcijoje. Tai yra labai svarbu. Labai dažnai tiek yra skiriama dėmesio tiesiog rinkodarai, marketingui, kur visiškai yra pamirštama, kiek mes turim vartoti. Ir tie išreklamuoti papildai, jeigu pasižiūrėsi, kiek ten porcijų būna ten 5 gramai, būna 7 gramai. Tai visgi rekomenduoju vadovautis ir šituo kriteriju. Neturi būti jokių saldiklių, sintetinių, ypač aspartamas, aš net neminėjau čia, bet dabar labai daug kur deda suklarozę, acesulfamą K. Tai yra labai
blogai veikiantis mūsų mikrobiomos saldikliai, bendrai saldikliai nėra gerai, bet jeigu jūs, sakykime, surand kažkokį kolageno papildą, kur yra natūralių saldiklių, kaip stevia arba monk fruit, tai yra priimtina. Jeigu kolagene yra priedų, tokių kaip vitaminas C arba silicis arba kažkokie antioksidantai, tai yra privalumas. Labai gerai sinergizuoja su hialurono rūgštimi. Ir jeigu jūs pasirenkat liposominę formą, jinai bus pranašesnė, nes galite tada vartoti bet kada, nes šiaip rekomenduojame kolageną vartoti ant tuščio skrandžio, kaip ir kitas aminorūgštis, tokia yra rekomendacija. Tai tikiuosi, kad tie kriterijai leis jums nepasimesti mūsų kolageno papildų rinkoje. Man dar visada yra tokia raudona vėliava, jeigu gamintojas pradeda sakyti, kad tik pas juos yra kažkoks teisingas kolagenas, kad visi kiti papildai yra blogi, bet tik pas juos yra kažkoks unikalus produktas, kuris dėl to kainuoja 3 kart daugiau negu kiti produktai. Tai tikrai aš rekomenduoju tada bėgti nuo tokio gamintojo, nes aš nemanau, kad kolageno papildas mėnesiui turėtų kainuoti virš 50-60 eurų. Aš tikrai turiu labai daug produktų savo įrankių dėžutėje, kuriuos naudoju su klientais ir pati. Tikrai kaina turi būti prieinama ir racionali ir neturėtų kainuoti virš 100 eurų. Ir jeigu jūs vadovausite mano rekomendacijomis iš pamokos apie atsparumą insulinui, kaip didinti jautrumą insulinui, kaip tinkamai gaminti produktus tam, kad mes gautume kuo mažiau advanced glycation products, pažangių glikacijos produktų su maistu, kurie įtakoja būtent mūsų jungiamąjį audinį. Bet yra tam tikri produktai, specifinės intervencijos, kurie gali sulėtinti tą glikacijos procesą ir netgi pakeisti jį. Deglikacija vadinamas tas procesas ir buvo nustatyta, kad rozmarino rūgštis ardo kryžminės jungtis, kurios susiformuoja glikacijos metu ir sumažina glikacijos greitį. Ir dėl to turi labai teigiamą poveikį ir aterosklerozės prevencijai, ir uždegimo mažinimui, ir veikia antimikrobiškai ir didina jautrumą insulinui. Tai tikrai labai platus poveikis. Ir čia įdėjau pavyzdį, buvo tirta rozmarino rūgštis ir buvo nustatyta, kad stabdo baltymų glikaciją ir agregaciją. Tyrimas buvo atliktas su žmonėmis. Porą žodžių apie gliukazaminą. Gliukazaminas stimuliuoja fibroblastų ir keratinoциtų gamybą ir stimuliuoja hialurono rūgšties, kolageno ir proteoglikanų gamybą. Jeigu prisimenat, paskaitoje apie stresinę alopeciją, telogeną efluviją, mes kalbėjom apie pakaitinę proteoglikanų terapiją. Taip pat slopina matricą ir baltymus skaidančių fermentų veiklą. Ir, kas labai svarbu, būtent mūsų odos ir plaukų temos kontekste, kad mažina odos uždegimą, dėl to, kad mažina laisvųjų radikalų, uždegiminių mediatorių kiekį ir taip pat pagerina odos būklę, kai yra į atopiją panašus pažeidimai. Ir čia vėlgi pasidalinau keliais straipsniais ir esant uždegimui ant odos yra veiksmingas, o taip pat naudojamas kaip anti-aging, jaunystė ir saugantis komponentas, nes mažina raukšlių gylį odoje ir tai yra labai svarbu, kai mes kalbame apie odą ir plaukus. Siera. Siera yra labai svarbus elementas, randamas daugiau nei 150 mūsų organizme esančių cheminių junginių, įskaitant fermentus, hormonus, antikūnius ir antioksidantus. Siera dalyvauja formuojant tuos disulfidinius tiltelius mūsų plaukuose, tai yra ta tvirčiausia jungtis plauke, kuri ir palaiko mūsų plauko tvirtumą, bet ne tik plaukuose, bet visuose baltymuose, kai yra formuojama ta tretinė, ketvirtinė struktūra. Sieros turinčios aminorūgštys tai yra metioninas, cisteinas ir jos yra keratino, mūsų plauko, ir melanino, mūsų pigmento dalis, o taip pat įeina į B vitaminų ir liponinės rūgšties sudėtį. Sieros kiekis žmogaus organizme mažėja su amžiumi, dėl to, kad yra netinkama mityba, o taip pat pas mus išsivysto įvairūs medžiagų apykaitos sutrikimai. Sieros šaltiniai pagrindiniai yra gyvuliniai baltymai, tai yra mėsa, žuvis, kiaušiniai. Tai vėlgi, jeigu žmogus nevalgo gyvulinės kilmės baltymų, tai dažniausiai
bus sieros trūkume. Yra sieros ir augalinėme maiste, pavyzdžiui, kryžmažiedžiuose, ir būtent siera duoda jiems tą tokį ypatingą kvapą, bet kadangi siera išsenka dirvožemėje, todėl vegetarai dažniausiai kenčia nuo sieros trūkumo, o tai reiškia, kad tai ne tik neigiamas poveikis odai ir plaukams, bet ir sutrinka detoksikacijos procesai, nes siera atlieka labai svarbu vaidmenį detoksikacijoje.